tu taip seniai esi prasidėjęs su tom kanapėm? Kiek tu kartu esi buvęs policijai už tai? Policijoje aš nežinau, kažkaip vengiu, aš nenoriu, aš tais policininkais ten tu vengi, bet tai jie tavęs nevengia. Ne, tai ką reiškia, aš ten... Ne, bet esi turėjęs problemų dėl to, ne? Į akis aš jiem nelendu tenai, tai turėjau kažkokių, tai va dabar tos paskutinės problemas, bet tai tokios... Čia pluoštinės problemos. Savanoriškos, jo, aš savanoriškai tų problemų, tai prasme, ieškau, sakau jiems, kad va, čia tas pluoštas, kad neteiskit žmonių. Tai ne, aš stengiuosi dažniausiai, jeigu kažką atvirai rūkau jas, tai rūkau Vokietijoje, kur tai daryti galima ir legalu. Eini gatvė, gali prieiti prie policininko, paprašytis, tau gali pridengti žentą. Aš įsivaizduoju, kad sunervint gali. Ne, dar papasakoju jam, koks aistreinas, tam parodai kažką. Jie taip pasierzinęs policininką. Labai draugiški yra. Labai draugiški ir labai mandagus. Tai žinai. Vokietijos policija. Aš turiu tokį kanapių aktyvizmo blogą, jis vadinasi Puč. Per YouTube čia reklamuoju dabar visai iki džiai, Facebook'e irgi Puč. Ir tenai visokius filmuoju ten visokius su legalizacija kanapių susijusius video. Tai ir vieni iš paskutinių buvo, kai filmavom Vokietijos tą patį legalizavimo procesą, tą naktį, kai keitės legalizavom. Tai jo. Tau kas buvo tą naktį? Nu tiesiog keitėsi, ten buvo balandžio pirmą paskelbė, susirinko visi putikai prie Brandenburgo vartų, buvo minio žmonių, visi degė joint, ten buvo daug policijos ir taip toliau, ir aš filmavau tą laidą ir prašiau policininkų, kad man pridegtų. Kaip reagavo policininkas? Jo, tai pažiūrėkit laidą.